Sveiki. Svarbiausia išlikti žmogumi. Tarp visų šiuo metu siaučiančių emocinių vėjų ir audrų reikia nepamiršti, kas visame šitam pasaulyje esu. Ir aš suprantu, egzistuoja daug visokiausių sąvokų įvairių, kas yra kas, bet nenuklystant į lankas, reikia suprasti, kas yra adekvatu. Adekvatu. Paskutiniu metu labai populiaru naudoti pasakymą, kad einu sąmoningumo keliu. Ir tai nepasako iš tikrųjų nei krypties, nei ilgio, nei pažangos arba progreso. Tiesiog ėjimas sąmoningumo keliu, o gal iš tikrųjų aš einu visiškai klystkeliu ir nieko ten sąmoningumo nė kvapo netgi nėra, bet man tai netrukdo įvardinti šią nuostabią garsią frazę, kuri tarytų mane iškelia aukščiau visų kitų, nes ašgi sąmoningas esu. Bet mes pamirštame ir tai, kad visa tai, sąmoningumas, yra tik įrankis. Arba dvasiniai dalykai yra įrankiai padedantis mums gyventi šitame pasaulyje. Žinote, kaip būna, sakykime, šaukštas skirtas maisto kabinimui ir dėti į burną, puodelis irgi yra įrankis, į kurį galima įsipilti skystį ir atsigerti. Instrumentas muzikos yra instrumentas, įrankis pasiekti tikslą groti muziką. Tas pats dalykas ir su filosofija, tas pats dalykas ir su sąmoningumu. Tai turi padėti mums sugyventi, rasti ryšį su šituo pasauliu, su aplinka, o ne pakilti virš visų kitų ir žvelgti iš dausų į tą visą bandą avinų, nežinančių, sistemoje gyvenančių. Taigi, ką noriu sakyti, adekvatumas yra pagrindinis dalykas, kuris yra labai svarbu. Nenuklystant kažkur tai į pūdymus, į užribių tamsias vietas, pamirštant mūsų žmogiškas savybės, kurios ir turi visų pirma būti pirmam plane. Taigi, jeigu tai, ką mes vadiname sąmoningumu, mus atskiria, mus išstumia nuo to, kas vyksta čia ir dabar, tai katrovėti čia yra sąmoningumas. Tai yra tik dar viena iliuzija, kad aš žinau, kaip iš tiesų yra. Bet jeigu mes paimsime visus 8 milijardus ir visi mojuos savo tiesom, tai realiai, kad mes nesam jokioj bendroj masiai, bendrom suvokime, tai galbūt net pradėkime naudoti skirtingas kalbas ir vietoj to, kad naudoti žodžius, tiesiog sakykim bla bla bla. Ir tada ryšys dar labiau nuo mūsų atitols ir tada mes visi būsim savo tiesoje. Taigi, dvasingumas, tada materija, tada fizinė sveikata ir tada ryšys su visuomenė. Tai yra 4 sritys, kuriuose, jeigu yra balansas, tada žmogus jaučiasi stabiliai. Įsivaizduokite, tai yra 4 kėdės kojos, ant kurios sėdi žmogus kaip ant savo sosto. Ir tai yra tas dalykas, kas mums padeda rasti savo tą vadinamą ašį, savo vietą po šią saulę. Ir tai ir yra dalykai, kuriuos mes turime suprasti. Jeigu viena iš šitų 4 kojų bus ilgesnė, tai visos kitos išsibalansuos ir tada žmogus pradės nebesuprasti, kas yra ir atsiras daug visokių liūdnų situacijų, jaučiasi nesuprastas, išsibalansavęs, atstumtas kitų. Ir kad viso to neįvyktų, reikia adekvatumo. Todėl pasakyti, kad visi turi siekti sąmoningumo, tai yra išskirti vieną sritį, apleidžiant visas kitas ir tada mūsų tas nuves į labai
nemalonias situacijas. Taigi, vėl dar kartą noriu pasakyti, dvasingumo praktikos yra tik viena iš 4 temų. Ir tai yra įrankis. Įsivaizduokite, jūs sudievinate įrankį. Įrankį šaukštą, kuris skirtas kabinti košį ir dėti į burną. Bet jūs visą dėmesį kreipiate į šaukštą ir daugiau nieko išskyrus šaukštą. Jūs jį paauksuojate, jūs išgraviruojate, išlankstote, išsutvarkote, super duper. Bet jeigu jūs to šaukštu nesimaitinate, jūs alkstate ir galų gale, ar tas šaukštas atlieka savo funkciją? Taip, jis gražus, galbūt jis ten labai brangus ir ten atėjęs iš kartų labai senas ir nuostabus, tačiau jeigu jis netlieka savo funkcijos ir jūs badaujate ir silpstate, tai kokia nauda iš to šaukšto, kad jūs jį turite? Tas pats dalykas yra ir, sakykime, materija, kai visą dėmesį jūs nukreipiate vien tik tais į uždirbimą pinigų. Jūs jų turite, pinigai, bet jūs apleidžiate dvasingumą. Jūs apleidžiate ryšį su pasauliu. Jūs apleidžiate sveikatą ir tada, katroje vietoje jūs išlošiate. Jeigu, sakykime, vėl sveikata. Sveikata tai yra toksai jausmas, kad jūsų kūne vyktų harmonija, kad jūs galėtumėt funkcionuoti, adekvačiai galvoti, mąstyti, reaguoti, suprasti, kaip jūs veikite, kaip dalykai sukasi šitame pasaulyje ir kai jūsų sveikata, kai jums niekas neskauda, kai jums esate išsimiegojęs, kai jūsų emocijos subalansuotos, tada ir jūsų dvasingumas labai aiškus, tada jūs ir su finansais gerais darbuojatės, tada ir ryšys su visų pasauliu pas jūs yra normalus. Nes jeigu jūs esate pastoviam skausme arba kažkam tai išsibalansavime hormoninėme arba dar kažkokiuose sveikatos sutrikimuose, tada jums ir depresija, tai dvasingumas pradeda kažkur tai garuoti, tada jums ir finansai pradeda birėti, nes dalykai sudėtingai darosi darbai ir ryšys nuo pasaulio pradeda blėsti dėl to, kad jūs nenorite nieko daryti, jums skauda, jums liūdna. Vėlgi tas dalykas - pasaulis, ryšys su pasauliu, kuriame mes jaučiamės esantis verti ir esantis būti čia. Jeigu mes neturime šito ryšio, mes nedalyvaujame visuomeninėme pasaulyje, tai katroje vietoje tas mūsų dvasingumas gali pasireikšti. Jeigu jūs esate bilijonierius, bet jūs esate vienintelis žmogus negyvenamoje saloje, kas iš to, kaip jūs tą savo turtą įvardinate? Ir jeigu jūsų sveikata yra subyrėjusi, tai kas iš to, kad jūs toj visuomeniai bandote daryti kažką tai, jūs nepaigite susijungti su žmonėmis, su aplinkomis ir duoti vertės ir būti pastebėtas, būti įvertintas. Todėl ir reikia suprasti, kad visi tie 4 dalykai yra be galo svarbus. Ir jeigu mes tarp jų visų turime balansą, tai mumise nėra išsiderinimo, išsitaškymo. Ir tas dalykas vadinasi adekvatumas. Žinote, yra toksai dalykas, kaip žmonės tenais prisimasto apie dvasingus dalykus, prisiskaito visokiausių knygų ir jie tada šneka apie šitą įrankį. Taip pat kaip, pavyzdžiui, kai kurie, kas skaito šventą raštą, jie akcentuoja, kas knygoje parašyta, bet visa tai, kas parašyta, niekaip neišsireiškia jų kasdienybėje, jų dalyvavimo formoje. Kaip, pavyzdžiui, Jėzus kalbėjo apie gailestingąjį samarietį, tai kaip tu tai išreiški realybėje visuomenėje, kaip tai finansuose tavo išsireiškia gailestingumas samariečio. Kaip tavo finansuose įsireiškia nekalbėjimas netiesos, negeidimas svetimo turto. Kaip tavo išsireiškia tuose visuose šventuose dalykuose ryšys su sveikata.
kai tu nežudai savo kūno visokiausiomis priklausomybėmis. Ir vėlgi, sakydamas apie tos visus rūkimus arba kitus žalingus dalykus savo kūnui, aš nenoriu nieko pasmerkti, pažeminti, sumenkinti. Aš tik tais užduodu klausimą, žmogau, aš suprantu, kad tu tai vartoji ir tai vadini nusiraminimu, bet tai žudo tave. Ir kaip sugebėti vis tai ignoruoti ir dar įvardinti kažkokią tai labai jau dvasišką praktiką. Sekantis dalykas yra visuomenė. Jeigu jūs žiūrite į visuomenę ir žinote tik tais, kaip jums atrodo, kas yra teisingiausia, tai kas iš to? Jeigu visa visuomenė priešins, jeigu jie turi kitus interesus, kitas aktualijas, kitus dalykus, ir iš dangaus nusileisi iš savo hiperdvasingumo ir sakai, om, šanti, šanti, arba tenais dar kažkaip tai Allah Akbar, arba šalom. Ir visą tą hebrą pačioj visuomenė sako, ei žmogau, apie ką šitas dalykas, mes nepagauname ryšio. Tai vėlgi reiškia, jūsų dievinate įrankiai, bet ne kam tas įrankis skirtas. Jeigu jūs turite pinigų, bet jūsų pinigai nesispindi visuomenės gerbuvė, arba taip dirbate, kad sužalote savo sveikatą, vėl yra išsibalansavimas. Ir harmonija tarp visų tų keturių dalykų yra vadinama adekvatumas. Paskutiniu metu aš pradedu gąsdinti žmonių, kurie pradeda šnekėti, sąmoningumo keliu, ir supranti, čia bus šitoje vietoje perteklius, didžiulis perteklius, ir greičiausiai bus kitose vietose problema. Ir būtent galbūt tas dalykas ir yra tiesa, nes jeigu ne tas super hiper dvasingumas, žmogaus ir sveikata būtų subyrėjusi visiškai, ir finansai visiškai, o dabar jis dar šiek tiek sugeba funkcionuoti, nes dvasingumas jam suteikia jau galimybę iš vis dar egzistuoti. Jis greičiausiai galbūt netgi būtų nusižudęs seniausiai, bet būtent dvasingumo dėka jis vis dar yra čia ir tai yra suprantama. Ir tai yra labai smagu, kad žmonės sugeba rasti prasmę gyvenime būtent dėl dvasinių dalykų. Bet vėl nepamirškime, tai yra įrankis, o ne maistas. Maistas yra pats gyvenimas, kuris yra apjungtas visų tų keturių elementų. Ir visi jie turi dalyvauti lygiavertiškai. Ir tai ir yra adekvatumas. Ir kad galėtumėm adekvačiai mes bendrauti ir kalbėtis, mes turime suprasti patys save. Jeigu mes savo jausmams išsireikšti neleidžiame, jeigu mes pastoviai save nuvertiname, pavyzdžiui, darome daug gerų, vertingų darbų, bet negalime už tai paimti pinigų, mes jaučiame, kad mes darėm kažką tai gėdingo ir blogai, dėl to visa tai negali būti įvertinama finansiškai. Tai reiškia, mes turime kažkokią tai problemą su tuo, nes mes nenorime į tai pažiūrėti kaip į vertingą dalyką. Mes menkiname tai. Ir nesakau, kad būtinai reikia paimti pinigus, bet tai reikia išreikšti vertę. Taip, sakykime, darant kažkokį tai veiksmą, jeigu investuoji daug energijos, daug laiko, tu turi gauti grąžą, kad būtų sinergija. Tai nebūtinai turi būti pinigai, tai gali būti įvykiai, tai gali būti progreso kažkokie tai dalykai. Atėjai, padarėjai ir staiga tenais įvyko daug gražių dalykų, tu sakai, jėga. Bet jeigu tu darai ir nepareina jokio atgarsio iš tai, gal tu čia su angelais kalbėsi, kaip koks Don Kichotas, kovodamas su vėjo malūnais. Ir būtent tam ir yra adekvatumas skirtas, kad suprasti, ką aš darau. Pavyzdžiui, galim turėti daug nuostabių sėklų ir jas pagarbiausiai yra sėti dirvožemėje, ten, kur jos augs, kur sudygs ir atneš daug gražių rezultatų, vaisių ar tenais kitų visokiausių
grūdų ar sėklų dar ten priaugins. Ir tai yra tai, kaip sugalvojusi gamta. Bet jeigu jūs sėjate ir niekas ten neauga, nes jūs sėjate ant asfalto, ant betono arba ant olos. Ir atskridę paukščiai sulės ir išnešioja visą tai ir niekas neišauga iš ten. Ir vieną dieną jūs visas sėklas pasėsite ir pradėsite badauti. Ir pradės jūsų sveikata byrėti, jūsų finansai pradės byrėti, jūs prarasite ryšį su visuomenė ir atsiras liūdesys ir depresija. Todėl reikia matyti, suprasti, ką aš darau, kodėl aš darau, kokio to dalyko yra vertė, kad mes galėtumėm visą šitą dalyką, kuris vadinasi gyvenimas, gyventi pilnavertiškai ir kad mirdami mes būtumėm su šypsena, galvodami, koks nuostabus buvo mano gyvenimas. Tai va, apie visus tos dalykus bus kalbama Debesų pievos festivalyje. Tai yra festivalis, kuriame yra daug skirtingų tipų žmonių atvyks, pasidalinti savo įžvalgomis, pasidalinti savo vertybėmis, kuriomis jie gyvena, su visais kitais bendraminčiais. Kad mes galėtumėm rasti bendrą ryšį tarpusavy, kad mes galėtumėm išmokti bendrauti ir suprasti vieni kitus. O kartais, klausydamėsi kitus, pradėti suprasti save, kad būtent taip pat aš išsisukinėjau nuo savo šešėlių, nuo savo baimių ir stengiuosi viso to dalyko nematyti arba nepastebėti. Labai įdomus jausmas, kai pradedi girdėti, kai kitas žmogus taria tavo pasiteisinimus, kai jis pasako, kaip jisai nedaro tam tikrų dalykų, kurių tu irgi nedarai ir galvoji, o žiūrėk, mes turime ryšį, nes visas tais dalykas ir yra apie tai, kaip suprasti, kad aš nesu kažkokia tai klaida, aš esu tik tiesiog žmogus, kuris pasirinko labai kažkokią keistą strategiją. Tai va, tai Debesų pieva nėra sąmoningumo festivalis, tikrai ne. Tai yra adekvatumo festivalis. Jame yra daug temų paliečiama. Paliečiama ir sveikata, ir finansai, ir dvasingumas, o labiausiai bendruomenė. Ir tos visos grupės, kurios yra atstumtos arba sunkiai integruojasi. Ir kai mūsų visuomenė neintegruoja į save tų skirtingų grupių, jinai būna neišpildyta, nepilna, nes labai daug resursų nuo savęs atstumia ir dėl to pati pradeda badauti ir nežinoti, kaip save surinkti, kai iš tikrųjų pagrindinis trukdis yra bendravimas ir požiūrio kampai, kurie labai apsišlifuoja Debesų pievoje ir mes pradedam vieni kitus daug labiau suprasti. Ir tai, ką aš dabar pasakiau, tai skamba labai gerai, taip, bet tam reikia dar ir gyvos patirties. Neužtenka vien šito video, vien to, aha, supratau, okei, gerai pasakyta, bet kai tu atvažiuoji į vietą, kai pirmą dieną pasistatai palapinę ir labai dar taip kukliai žvalgaisi, kas čia tokie, kodėl čia tokie, kaip čia kas. Antrą dieną jau sakai, labas, kaip sekas, kaip išmiegojo, sušalau, arba buvo karšta, arba, ta lakštingala čia čiulbėjo, arba, oi, čia tas vyko, čia anas įvyko. Jau pradeda ryštis kažkoks dvasingumas, jau pradeda noras girdėti viens kitą, pradėti pažinti viens kito emocijos. Pradedi vakare kukliai tenais šokti, galvodė, mane aš čia judu pagal muziką, ką žmonės apie mane pagalvos, tada jau antrą dieną supranti, kad niekas nieko apie tave negalvoja, nes visi užsiėmė galvojami, ką apie juos galvoja ir niekas nieko negalvoja apie kitus, išskyrus tai, kad jie galvoja tik apie save, ką apie juos galvoja. Tada tai pasidaro labai juokinga, tada žmonės pradėjo juokauti, juoktis ir pradėjo ieškoti pačio neteisingiausio judesio ir pradėjo juoktis, jaukinti savo baimę tam, kad suprasti, kurgi vis dėlto mano apribojimai yra. Ir visos kitos temos. Tai yra teorija, o paskui praktika. Teorija, paskui praktika. Teorija, o paskui praktika. Ir būtent dėl to po tų 5 dienų įvyksta pokyčių gražių. Tai yra pats gražiausias
pats organiškiausias, pats adekvačiausias renginys, workshopas, per kurį įvyksta daug patirčių ir ženklai kiekvienoje vietoje. Tai reikia, kad juos pamatyti reginčių, atmerktų akių, kurios sugeba atitinkamai suprasti tai, ką jos mato ir adekvačiai į tai reaguoti. Tai tiek. Tai kviečiu jūs atvykti į Debesų pievos festivalį. Linkas bus komentaruose, kur galite įsigyti bilietus ir atvykę dalyvauti šitam nuostabiam festivalė, kuris atneša daug gražių pokyčių. Ir tai nėra vien tik teorija, tai yra daug praktikos, ir tai nėra vien tik tais praktika, yra daug teorijos, yra daug vidinės refleksijos ir kontempliacijos. Ir visas tas dalykas veda mus pačius prie gilesnio pačių savęs suvokimo. Tai tiek. Šį kartą ačiū, kad esate. Ačiū, kad domitės adekvatumu, nes tai šiais laikais yra labai labai svarbu. Tai tiek. Ate.